Tad šiandien noriu jūs supažindinti su sumuštiniu, kuriam nėra abejingų. Jį mėgsta ir vaikai, ir suaugę, ir užsieniečiai, ir lietuviai. Šiam sumuštiniui pagaminti mums reikės tik 4 ingredientų. Tai yra duonos, silkės, mango ir konservuotos paprikos. Galite naudoti mėgstamą duoną, čia geriausiai tinka ciabatta, arba tamsi, arba šviesi. Tai aš naudoju tamsią ir ją susipjaustykime truputį strižai. Jeigu norite sumuštinis, kad būtų nedidelis, tai pjaukite tiesiai duoną, o man norisi, kad tas sumuštinis būtų toks truputį primintų gal net prancūzišką batoną. Pjaunu 2 riekeles. Taip, ir tas 2 riekeles dedu į skardą, apšlakstysiu alyvuogių aliejum ir apskrūdinsim. Taip ir galite kepti arba griliaus funkciją įjungti, arba karšto oro apipūtimo, kol gražiai apskrus iš 2 pusių. Tuo metu, kol duona iškeps, aš paruošiu iš mango ir paprikos tokį tartarą, arba kitaip vadinamą kapotinį. Tai mango nusilpam. Stenkitės, kad mango vaisius būtų čia prisirpęs, nes jis atliks būtent cukraus vaidmenį ir saldins mūsų sumuštinį, o paprika, kadangi yra marinuota, tai turi savyje labai daug rūgšties, labai daug skonio, tai mangas kartu su paprika sudarys puikią sąjungą, kuri pagyvins ir paskanins silkę. Pirmą nusilupkite vieną pusę mango ir po to nulupkite ir apipjaustykite kitą, taip lengviau bus su juo susidoroti rankose. Tai matot, koks sultingas mango, jeigu paspaušiu jį, tai trykšte sultis, mango tikrai yra prisirpęs. Ir jeigu parduotuvėje mango tokio neradote, tai nupirkite tiesiog įprastą daržalę arba pužalį ir palaikykite namuose ir tik tai po kelių dienų gaminkite šią silkę, nes jeigu turėsite neprisirpusių mango, jokio efekto šio sumuštinio nebus. Taip ir tiesiog peilio pagalba dar pasmulkinam viską iki vientisos masės, bet stenkitės, kad mango gabalėliai vis tiek dar jaustųsi, o nebūtų visiška košė. Taip ir dabar lygiai tą patį veiksmą padarome su saldžiaja paprika marinuota. Jie tikrai kiekvienam prekybos centre galite nusipirkti, arba gal namuose turit marinuotos. Svarbu, kad jinai būtų šiek tiek rūgšti, mango saldus ir tarpusavyje jų derinys puikiai tiks prie silkės. Silkę taip pat galite naudoti arba tiesiog sūdytą, galite naudoti truputį parūkytą. Čia aš turiu šiek tiek švelniai parūkytą. Ir unikalumas šio sumuštinio yra tuo, kad galite naudoti ir tiesiog sūdytą, tiesiog lašišą, o ne silkę. Tai ką turite namuose iš žuvies sūdytos, tą galite ant viršaus ir uždėti. Ir dabar aš visą šitą mišinį tarpusavėje sumaišau. Tada paskaninsiu keliais žiupsneliais aštriosios paprikos, čili pipirais, bet jeigu valgys vaikai ir neypatingai visą laiką vaikam reikia aštriai valgyti, arba dauguma vaikų ir šiaip nemėgsta aštriai valgyti, tai tiesiog jiem darykite be pipirų. Taip, tartaras iš mango ir paprikų paruoštas, dabar išimsiu duoną ir viską paserviruosiu. Taip, štai apskrudusi ciabatta. Ją dedame ant lentos tiesiog. Tada paimame šaukštą. Ant ciabattos dedu paruoštos masės. Vienspalviškai skaniai atrodo. Ir ciabatta yra traški ir su šiek tiek alyvuogių aliejaus. O ant viršaus masė yra labai sultinga, kvapni nuo paprikos ir nuo mango. Ir beje, šį receptą galite panaudoti ir kūčiom. Galite tiesiog ne ant ciabatos tai daryti, o į lėkštę. Aš dedu sumuštinius čia. Ir dabar silkę. Silkę aš pjaustysiu truputį irgi įstrižai kaip duona. Tokiom nedideliam 1 cm juostelėmis. Ir dėsiu tiesiog ant sumuštinio viršaus, kokias 3 juosteles. Ir viską papuošiu šviežia
kalendra dėrės prie mango vaisiaus. O jeigu norite rūgščiau, galite šiek tiek išspausti laimo arba citrinos sulčių į pačią masę. Štai silkės sumuštinis paruoštas. Manau, kad jis tinka ne tik šeštadienio rytui, bet ir kūčioms.